Sveiki visi, Automoto LT YouTube kanale prisijungę ir šiandien mes apžvalgoje turime 2025 metų naują Kia Niro, apie kurį pakalbėsime, pasižiūrėsime, aptarsime jo dizainą, techninės savybės, prasivažiuosime, pasižiūrėsime, ką siūlo šis naujas modelis. Kia Niro yra komplektuojamas su 3 varikliais. Pirmas būtų hibridas paprastas, kuris turi vidaus degimo variklį. Kitas yra hibridas įkraunamas, tai pluginas. Trečias yra visiškai elektrinis. Kas iš įdomybių, tai kad nepriklausomai koks variklis yra komplektuojamas, ar tai hibridas, ar tai įkraunamas hibridas, ar elektrinis, visi jie yra varomi priekinę varančią ratų ašimi. Tai kaip ir minėjau, Kia Niro yra komplektuojamas su 3 skirtingais varikliais. Tai yra pirmas, ką čia ir matome, yra hibridas, 1,6 litro benzininis variklis plus elektrinis motoras. Turi 139 arklio galias, 6 pavarų, automatinę greičių dėžę ir sąnaudos jo yra 5,4 litro 100 km. Kitas variklis, kuris yra komplektuojamas šitose modeliuose, tai yra hibridinis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad galima dar jį ir namuose įjungus į elektros tinklą pakrauti. Čia jau gale šito variklio būtų 180 arklio galių. Baterija yra 11 kW ir leidžia vien su baterija nuvažiuoti apie 50 km. Ir paskutinis variantas tai būtų elektrinis visiškai. Baterija čia jau yra 65 kW, 201 arklio galia ir įkrovimas užtrunka nuo 20 iki 80, apie 40-45 minutės greitų įkrovimų. Tarkime bendrai išvaizdą, dizainą ir eisime toliau į vidų, pasižiūrėsime, kaip viduj viskas išdėliot, kas yra siūloma viduj iš technologijų, prasivažiuosime, aptarsime šio kompaktiško SUV crossoverio visus pranašumus. Nors tai ir yra nedidelis SUV crossoveris, į vidų atsisėdus čia vietos yra pakankamai. Mano ūgis yra 1,98 m, atsireguliavęs aš kaip važiuoju, kaip matote, kojoms vietos pilna, iki stogo nuo galvos viršaus yra dar apie 15 cm. Aukštiems žmonėms su šiuo automobiliu važiuoti bus komfortiška ir patogu. Atidarius pagrindinės vairuotojo dureles mus pasitinka elektrinių langų mygtukai. Kas patinka, kad toliau gamintojas dar naudoja visus 4 atskiriems langams, ne taip kaip kiti, kad jau pradeda atskirai papildomą mygtuką vieną dėti ir įjungus tik tada galima reguliuoti galinius langus. Čia visus 4, kaip norime, galime reguliuoti be jokių problemų. Toliau matome veidrodėlių reguliavimo funkcijas. Šitas mygtukas nustatom pusės, į kurią norim. Šitas mygtukas leidžia užlenkti veidrodėlius. Ir čia matom užrakinimą, atrakinimą automobilio iš vidaus ir galinio lango funkciją užrakinti ar atrakinti, kad gale negalėtų naudotis keleiviai. Gamintojas pagalvoja ir apie papildomas dėtuvėlės. Skardinė kuo puikiausiai įtelpa įsidėti į dėtuvę, fiksuojasi stabiliai, specialiai padaryta skardinį ar buteliuką įsidėti, kad jisai nesimaskatuotų ir būtų užfiksuotas. Salonas automobilio šio būtent yra kombinuotas, tai yra dirbtinė oda ir tekstilė. Važiuoti labai patogu.
Labai gerai, kad yra pakankamai gilus šoniniai nugaros laikikliai, įsėdus, neslaidžiame posūkiuose, tvirtai įsisėdame. Komplektuojamas su elektriniam kėdėm, tai galima į priekį, atgal standartiškai pasikelti, į viršų žemyn, atlošą lygiai taip pat reguliuoti, palaikymas nugaros. Sėdam į vidų. Šioje komplektacijoje automobilis turi heads-up displėjų, kuriame informacija yra rodoma ant priekinio stiklo, matosi greitis, rodoma irgi kokiu greičiu rekomenduojama važiuoti ir kita informacija. Viduje mus pasitinka 20 colių dvigubas displėjus, tai matome čia prietaisų skydelį, kur rodomos visa pagrindinė vairuotojų informacija, tai greitis, apsukos, baterijos įkrova, kokiu režimu važiuojam, turi 2 režimus, tai sport ir eko, matom momentinės sąnaudas, temperatūrą ir nuvažiuojama dar su kuru kiekį. Matos, kiek asistentai šiam momentui yra įjungti. Apie multimediją kalbant viskas standartiškai, iš šono perėjus galima susireguliuoti, kaip jums patinka automobilio papildomas funkcijas, kaip juo naudotis. Turi bevėlį Android Auto ir CarPlay, tai susijungti telefoną belaidžių režimu be jokių problemų galima naudotis. Funkcijas ant vairo, tai ant vairo matome iš kairės pusės pagrindas yra asistentams jungti, eiti per meniu, distronika čia. Nusireguliuoti paspaudus daugiau mažiau galima, čia autopilotą įjungti, išjungti, čia eiti per meniu prietaisų skeidelio ir lygiai taip pat linijų asistentą įjungti, išjungti. Kitoje pusėje matome labiau jau su multimedija kas susiję, tai šitas mygtukas galima perjungti stotis ar kitą dainą, čia didinti, mažinti garsą. Šitas mygtukas, jeigu pajungtas yra telefonas, galima atsiliepti arba padėti. Tas mygtukas galima susireguliuoti į kelias funkcijas pagrindinės, kad paspaudus, ką nori, kad greitai iš karto susijungtų. Kaip pavyzdys, galima susireguliuoti, kad paspaudus iš karto navigacija naviguotų į jūsų namus. Iš dešinės pusės valytuvų funkcijas visas, tai sakykime ir priekinio ir galinio valytuvo. Galima įjungti, išjungti, nusireguliuoti, kokiu intervalu valytuvai tai valys. Kitoje pusėje yra šviesų ir posūkių mygtukas. Čia šone matome yra šviesų reguliavimas, bagažinės užfiksavimas, baterijos nuresetinimas, stabilizavimo kontrolės sistemos jungimas, išjungimas. Vairas lygiai taip pat galimas reguliuoti, atleidžiant, galim į viršų, į apačią ištraukti ir sutraukti vairą, atsireguliuoti kaip mums patinka. Kondicionavimo sistemos papildoma panelė. Šaunu, kad ir toliau gamintojai dar papildomai įdeda, kad patogiai galėtum susireguliuoti, nereiktų eiti per multimediją, kad pasireguliuoti temperatūrą viduj ar įjungti galinį langų nutraukimą ar priekinio. Viskas patogu, galima reguliuoti greitai ir patogiai. Apačioje matome bevėlio krovimo telefono vietą. Įdėjus telefoną, jisai pradeda automatiškai krautis. 12 voltų rozetė, kuri krauna 180 vatų galingumu, tame USB jungti paprasta ir Type-C jungtis. Variklio užkūrimo, užgesinimo mygtuką, čia bėgių perjungimo svirtis, drivas iš šono pasukus, į truputį atgal įsijungia neutrali pavara. Ir į galą įsijungia atbulinę, automobilis komplektuojamas su galinė vaizdo kamera ir galime matyti, kur važiuosime atbulą. Lygiai taip pat yra parktronikai, kurie rodo ir praneša, kada per arti esame kliūties atbulų važiuojant, nurodančios linijos ir informuoja, kokiu kampu, kaip mašina važiuos. Labai patogu ir funkcionalu. Paspaudus šitą mygtuką įjungiam automobilį į parkingą. Komplektuojamas šis automobilis su šildomom kėdėm, šildomas vairas,
parkingo išjungimo mygtuku ir galima dar lygiai taip pat įjungti bet kada kamerą, pasižiūrėti į galą su šiuo mygtuku. Auto holdas automatiškai sustojus automobilis prispaudžia stabdžius ir nereikia laikyti prie stabdžio pedalo kojos. Visą laiką bus, kol gazo nepaspausim, automobilis niekur nejudės. Tome jau elektrinį rankinį. Einame į automobilio galą. Atidarius dureles matome galinių langų jungtukus, rankinėlę atidarimui, dėtuvę papildomą daiktams ir atidarimui durelių, dėtuvę buteliukui ar gėrimui pasidėti. Atsisėdus į galą, kojoms gal ir vietos, kaip man tokiam aukštam specialiai yra palikta, kaip aš sėdžiu priekyje, neatreguliavau, neatitraukiau priekį. Ir čia jau vietos gal šiek tiek mažiau, bet ko puikiausiai, komfortabiliai galima sėdėti. Iki stogo nuo galvos viršaus irgi dar yra vietos apie 10 cm, taip kad galvai jokių problemų nėra. Sėdėti gale patogu. Čia matome kiekvienam gale sėdinčiam keleiviui yra papildomas Type-C jungtukas krovimui telefonui, taip kad problemų nebus gale sėdinčiam dviem asmenim krautis vienu metu savo telefoną. Ir gale matome 220 voltų rozetę krovimui savo kompiuteriui ar kitiems įrenginiams. Bagažinės talpa atidarius yra 450 litrų, sulanksčius galinės kėdes, sulanksto labai patogiai, nusiemam galinį dėklą, atverčiam galinės kėdes ir talpa pasidaro 1400 litrų. Ką, pabandome nuo 0 iki 100, sport režimas įjungtas, žiūrim. Apibendrinant, Kia Niro yra puikus pasirinkimas tiems, kurie ieško ekonomiško, patikimo ir universalaus automobilio. Jei norite maksimalios ekonomijos, rinkitės hibridą. Jei važinėjate daugiau mieste ir turite galimybę krauti, pirkitės plug-iną. Jei norite pilnai elektrinės patirties, rinkitės pilnai elektrinį Kia Niro. Trumpai tariant, tai vienas universaliausių miesto crossoverių šiandieninėje rinkoje.